sveikinuosi su jumis iš Italijos. Esu nelabai toli nuo Romos. Man už nugaros yra apleistas vienuolynas. Kiekvienam vienuolyne turi būti bažnyčia koplyčia. Ten turėtų būti pati gražiausia vienuolyno vieta. Geras. Čia bažnyčia. Opa. Ne Oskariukai, žiūrėk, čia slėptuvė. Ojei. Sveiki, eterį laida Praeities žvalgas. Aš Arūnas Jasiukevičius sveikinuosi su jumis iš Italijos. Esu prie apleisto fabrikų. Spirito varykla. Tikiuosi, kad apleista, nes informacijos tikros nežinau, neturiu kaip patikrinti ir man atrodo, kad ir apsaugos neturėtų būti. Įdomu įsivedu pasižiūrėti, pasidairyti. Ok, čia lyg tai jau mūsų chebra per tvorą bando lipti. Bandysiu ir aš. O ką čia dar perėti reikia? Šitą griovį? Blemba, gilus baisiai. Šito griovio gilis apie 2 metrai ir gilis. Nu gerai, aš filmuoju tada, kai tu šoksi. Jo, aš čia paskui paimsiu dantis tavo. Opa. Taip, čia kažkokios talpyklos. Bet iš tikrųjų įdomioji dalis, va ten labai gražus pastatas. Šitas kažkada visas buvo vijokliais apaugęs. Bet labai reikia žiūrėti tokiuose vietose po kojom. Nes taip pasižiūrėjus į dangų, tai galima vat į tokią pelkę murktelt. Smirda. Toj atsivers labai gražus vaizdas. Labai gražus. Va. Bet reikia šalčiau. Nu va, dabar jau šalčiau vaizdas gražus matysis. Užėjau už pastatų, saulė žemai jau dabar neapšviečia. Tai galima viską gerai apsižiūrėti. Ir fotkių padaryti. Šaras kažkur dingo, matyt, nuėjo. Ant bačkos lips. Ai, aišku, kopečias pamatė. O jei, bet čia panašu perdangos lūžę. Nu gerai, einu į vidų, pasižiūrėsiu. Iš išorės tai visai įdomiai atrodo pastatas. Perdengimai plytiniai, arkiniai padaryti, tikrai labai senas pastatas. Konstrukcijos irgi metalinės kokios. Čia biurų patalpos, bet jau dabar tas šiukšlynas. Kol kas tai apie šią vietą galiu pasakyti tik tai tiek, kad iš visos statybos ir architektūros panašu, kad čia yra statyta praeito amžiaus gal 3-ame dešimtmetyje, maždaug 1900 aplink 30, nes tokia architektūra naudota buvo. Ir buvo tada naudojami metalinės tokios konstrukcijos naudojamos ir perdengimai būdavo daromi iš plytų mūrėmi. Bet čia aukščiau lipti, tai turbūt nenorėčiau. Galima ten užlipti ir galima bandyti į šituo kraštu, bet kraštas paskui baigėsi. Ir laiptai va tokie turėklai. Matų turėklai kaip art deco stiliaus, tokie kaip Kaune buvo tuo metu statyti. O pankiai. Taip, čia elektros pastotė turbūt, elektros spintos. O ten tiesiai valdymas. O čia kažkokie buvo didžiuliai sunkus įrengimai, kurie buvo netgi per daug aukštus. Gamykla ne taip senai uždaryta. Čia dar visai naujų įrengimų likučiai. Aperto atidaryta. O čia buvo kažkokia buvo sena tikrai įspūdinga technika stovėjo. Pagrindai tik tai likę ten, pagrindas nuardytas, tenais nuardytas pagrindas, o čia metalinė dalis apatinė likus dar. Ir kažkokia siena įrangos. Einu pasižiūrėsiu, kaip vaizdas pro langą atrodo į išorę.
Kitas gretimus pastatas. Kiemas matosi. O, čia pamatai, kokie buvo dideli. Nieko savo. Čia irgi rengimai. Iki pat... Ai, ne, pačiu iki balkonė jie tokie stovėjo. Aperto čiūso. Man atrodo, kad itališkai aperto reiškia atidaryta. Tokie vožtuvai. Gerai, čia antrų aukštų nepereisiu į kitą pastatą. Tai vėl marmuro laiptais leidžiuosi į pirmą aukštą ir ten ieškosiu praėjimų. Čia kažkokia įranga. Elektros spinta. Apskritai, elektros patalpa. Geras, čia kokiu yra. Čia visai modernų buvo. Pastatas senovinis, bet įranga buvo atvežta nauja. Čia kažkokios valdymo spintos. Taip, po ten panašu į kitą pastatą nepereisiu, praėjimo nėra. Tai einu per lauką. O čia visai gerai būtų rasti važiavimą, atvažiuoti su mašina iš tą teritoriją ir čia pasilikti nakvoti. Tokia didelė, rami aplinka ir tokia atmosfera labai įdomi, savotiška. Niekas čia mums netrukdytų. Tik tai nelabai yra žolės, kur palapinės pasistatyti, tai gal net galima būtų miegoti tiesiog apleistam pastate arba ten viršui kur nors bokštas. Tenais, man atrodo, administracinis pastatas, o čia jau gamybinis su to bokštu. Krovinių rampa. Geras tas bokštas yra pastato viduje. O, geras. Čia iš vis toksai kaip kiemelis. Tas bokštas yra kiemelėje. Geras. Lemba iš tikrųjų keista, toksai fainas objektas ir jisai labai toksai charakteringas. Kodėl iki šio nepadarius loftų. Čia būtų žiauriai faini loftai. O, lemba, čia tai vieta. Tai pamatysi, turbūt čia bus spiritų laikymų talpyklos. Dabar, aišku, tik tai tuščios vietos matosi, bet iš tų vietų galim pasakyti, kokio tai dydžio buvo talpus. Pažiūrėkite, apačia. Ir viršus. Įspūdingas dydis, ar ne? Štrūt. Vyną gal darydavo. Bet jeigu vyną čia darydavo, tai turiu būti nesveiki kiekiai to vyno. Nu, nesveiki tai ir tiesioginį ir perkeltinę to žodžio prasme. Tiesiog didžiulis gamybinis paskirties pastatas. Ir čia irgi matyt buvo talpos. Viršuje matosi apvalios ertmės, bet apačioje nėra tokių laikiklių kaip tam pastate. Taip, kažkokie elektros įrengimai. O, įdomu, pro čia nueisiu. Turėčiau nueiti, kaip tik į apačią. Wow. Geras. Aš manau, kad pačia šitas, kur aš dabar einu, dalis tokia išlyginta iš skaldos. Tai čia yra tiesiog suvežta tam, kad galėtų transportas įvažiuoti iš tą patalpą, į šitą pastatą. Ir kad būtų greičiausiai patogu kažką išvežinėti. O, geras. Grotos uždėtos, kad iš čia niekas neišeitų. O tenais tikrai biurai matosi pakabinamos lubos, tokios kaip biuruose. Ir čia pakabinamos lubos, ir čia. O čia dar turbūt viena buvo talpykla. Įdomu būtų surasti direktoriaus kabinetą. Po ofisus pasivaikščiosiu, gal ir kokių dokumentų nesupavusiu rasiu. Nesenai lyjo ir viskas kapsi, viskas šlapia. Toksai kapsinčio vandens garsas ir laiks nuo laiko balandžiai praskrenda. Tokia atmosfera iš tikrųjų baugoka, sakyčiau. Gerai, vėl marmuro laiptais nukritusios pakabinamos lubos. Matyt, nuo drėgmės atsiklijavo. Nu, kažin, ar aš čia kažką rasiu. Šituose biuruose. Ten jau medžiai auga. Jau medžiai net nuvyto. Ventiliacijos sistema, priešgaisrinė sistema, paukštukai kyšo. Viršutiniuose aukštuose kažkokie įrengimai matosi. Iš tikrųjų atvažiavome mes 5 į šitą objektą, bet jisai toksai didelis, kad visi pasimetė ir aš dabar likau vienas vaikščiot.
visa kompanija kažkur išsisklaidė. Aš kažkaip ilgokai iš jų nesutinku. Tai norėčiau laiptinę rasti. Radau laiptinę iš karto. Kaip norai pildosi. Dokumentai. Va ten buvo daug švarių sausų dokumentų. Čia gal kokia buhalterija buvo. Ferrara, Fida. Ferrara čia yra miesto pavadinimas, kuriame viskas čia yra. Alko Plus Ferrara. Taip ir vadinosi šitą gamyklą. 2002 metais ta įmonė dar tikrai veikia. Taip, dar kambariukas su dokumentais. Dar dokumentų, dar 93 metų, 95, 97, 98. O, vaikyti. Pažiūrėkit, labai gražus seifas. Tavas. Seifas, aišku, tuščias, bet va spina kokia matosi. Kažkokios įdomios geltonos dėžutės ant stalo išmėtytos. Spinta, dokumentai. Aš čia spėju, kad čia yra printerio. Turbūt juostelis spausdintuvo. Taip. Olivetti. Kažkokio spausdintuvo kasetė. Va jau čia daugiau visokių. Bet jeigu čia seifas, tai gal čia dreseriaus kabinetas. O geras. Durelės nuo spintelės. Bet matosi ornamentai senoviniai. Ir čia dar kažkokio vyno. Čia seifo durys metalinės. Geras. Žiauriai gražu. Dar visokių popierių. Popierdėlių. Kampa vanduo bėga. O geras, čia laboratorija kokia. Wow. Geras. Kai nerealiai gražu. Mėgintuvėliai visokie. Iš kitos pusės. O, likę yra visokių mėgintuvėlių. Čia kažkokių mėgintuvėlių pripišta. Nuodinga. Alkohol kažkoks. Laboratorija. Laboratorija. Dar laboratorija. Su tokiais flopikais. Čia viskas baisiai atrodo. Chemikalai. Fosilė kažkokios. Fosilijos. O, geras. Wow. Spinta kokia. Ir čia chemikalai išdrapstyti. O jei ir čia kiek chemikalų. Ojei. Kiek buteliukų. Kiek buteliukų. Vėl dokumentai. Viską išsivežė. Paliko tik tai dokumentų krūvas. Taip, gerai. Dar kol truputėlį bent kažkiek šviesų, einu į kitą pastatą. Į tą, kur apvalų, tą patį gražiausią, kur Šaras iš viršaus fotkę atsiuntė. Jeigu spėsiu kitam saus, gal dar užsiropšiu viršų. Jeigu ne, tai ne. Čia dar tų kapinų iš tam aukšte ir tada jau eisiu. Bevaigė dokumentų. Visokių dokumentų. Įranga. Visokios žurnalas apie spirito gamybos įrangą. Tamsta jum. Tenais kažkokia didelė gamykla matosi. Atkreipkite dėmesį į sargų namelio formą. Irgi art deco lenkta forma ir su tokiais mažais langučiais. Tenais dar vienas pastatas apleistas, ten dar vienas pastatas apleistas, toj pusėje dar kvartalas, bet tie pastatai kažkaip čia nesusijęs su fabriku šito. Čia kažkokia laboratorinė įranga. Kažkokia talpykla didžiulė, bet dugnas jau atitrūkęs. Čia gali griūt bet kada. Okei, gero reikia eiti iš čia. Reikia eiti, ieškot laiptinės ir lipti lauk šito aukšto. O, kaip tik. O, dar į viršų yra. Plemba, lipu dar į viršų, pasižiūrėsiu. Plandžiai. Wow. Ne, čia tik tai galiu paną patalpą iš viršaus apžiūrėti. Einu dabar pasižiūrėti patį spūdingiausią pastatą šiame komplekse. Man už nugaros tas apvalus. Iš vidaus pasižiūrėsim. Wow,
Šitas pastatas tai labai gražus. Ten pagrindinis įvažiavimas, vartai pagrindiniai. O šitas tai tikrai labai gražus pastatas. Spėju, kad į tą pastatą patekimas bus čia, nes čia toks kaip krūmuose tarpas matosi. Tai spėju turėtų būti čia. Čia irgi pastatas toksai statytas Art Deco stiliumi. Kaip iš filmo Batman. Kažkurios dalies neatsimenu kurios. Eina savo. Tai kas čia per įranga turėjo būti? Pastatas. Kai gerumą. Reiktų gal užlipti viršų pafilmuoti. Bet žiauriai tinkisi. Geras, žiūrėkit kupolų viršų šviesa. Langai dar neišdaužyti. Ratų vamzdžiai eina kažkokie. Čia kaip tas atrodo greitintuvas, man atrodo. Viena laiptinė apaugusi graikiškais riešutais. Ai ne, čia figus. Geras, figmečiai. Ar yra dar viena laiptinė ten ir dar viena laiptinė čia. O galėjo liftą palikti. Liftas šis svarbiausia dalis. Šviestuvai dar likę kažkokie. Blemba įdomus pastatas. Ten ant vidurio tai turbūt geriau nevaikščioti, nes yra kai kur įlūžę. Bet čia tai viskas įspūdingai atrodo. Balkoniukas dar į pastato išorę. Geras čia tokie senoviniai biurai. Čia kaip durys kokios. Dokumentų primėti, kad baisiai supilnėja. Nenori taip kuistis. O laiptinė yra daug kita. Vėl grindys iš marmuro laiptų pakopos marmurinės. Pabandysiu kažkiek užlipti. Aukščiau iš viršaus pafilmuosiu. Yra liftas gaila, tik tai neveikiantis. Kraštas lūžta. Bet čia pro normą nepraeisiu, vis tiek reikia įti kraštu. Noriu įti balkoną į tą pusę. Nu, jeigu galima tai pavadinti balkonu. Kągi, viso šio komplekso patį gražiausią pastatą apžiūrėjau, aplankiau. Tai ačiū, kad žiūrėjote. Susimatysim kitose laidose. Ate. Esu Volterra miestelio psichiatrinėje ligoninėje. Buvo uždaryta dėl žiauraus elgesio su ligoniais. Tai ko gero yra pati kraupiausia mano lankyta iki šiol vieta. Pacientai būdavo gydomi netgi ledo voniomis. Sako, kad čia vaidenasi, sako, kad čia negalima pasilikti nakčiai.